Angelų žinutės. Labas, labas. Tiek daug žmonių išsipildė mano prognozę, kurią skaičiau jums praėjusį pirmadienį. Tai pasižiūrėkime ir šios savaitės arba šio mėnesio prognozę, ką nori pasakyti mums angelai. Jeigu nori sužinoti, ką nori pasakyti būtent tavo angelai, tai kviečiu į asmeninę konsultaciją, kurios metu tu sužinosi savo sielos kelią, tai ką perduoda tavo angelai, apie savo sielos misiją, apie tai, ką nori pasakyti tavo būtent siela, kur savo meluoji, galbūt kažko nepastebi, nesupranti arba apsimeti, kad nejauti. Sielos žinutės tai ypatingai būna geros ir labai taiklios, čia pačios kortos šakinėja. Tai asmeninė konsultacija vyksta labai paprastai ir labai patogiai. Tai yra nuotoliniu būdu, sutarėm abiem tinkamą laiką. Aš trumpai pasakau, kaip reikėtų pasiruošti, nieko ten sudėtingo tikrai nėra. Ir įrašau jums balso žinutės, kurias galėsite klausytis dar. Mano darbas trunka 1:15 minučių, bet dažniausiai ir ilgiau, tai tiek laiko trunka jūsų sielos ir angelų žinučių skaitimas, ar ne? Kortų būtent šitą sesiją ir informacijos būna be galo daug, tai įsivaizduokite, visą valandą aš jums įrašinėjau balso žinutės ir skaitau net iš 11 skirtingų kortų kaladžių jums reikalinga informacija. Tai gaunate labai daug informacijos, kurią rekomenduoju pasiklausyti, tada padaryti vienos dienos pertrauką ir vėl pasiklausyti, nes visko iš karto neįsisąmoninsite ir neprisiminsite. Tai pradėkime. Pirmoji korta kažkas ką tik nubudo arba netrukus pabus. Tai yra nubudimas. Vau, labai sveikinu tave nubudus. Jeigu turėsi klausimų arba reikės pagalbininkų, labai rekomenduoju pasitelkti nuostabiausius kristalus, aukščiausios kokybės, tikrus, gyvus, nepadirbinius. Būtent sielos budimai kristalai labai padeda būtent augti ir jums pačiai, ir jūsų sielai, ir dvasiškai, ir visiems kūnams, ir jūsų energetikai, ir labai stipriai ir nuostabiai keičia pasaulis. Tai kažkas nubudo, kažkam prasidės visiškai nauji dalykai, visiškai naujos energijos, visiškai viskas nauja. Tie, kurie yra nubudę, tai vadinasi, pereisite į dar aukštesnį lygmenį ir labai kviečiu tą daryti, tai yra nuostabi kelionė. Sekanti korta tai yra moteris karė. Na, galbūt kažkoks ir vyras yra karys, bet esmė tame, kad jūsų klausia, ar radote savo aukščiausią pašaukimą. Ir nors ir esate karė, bet slepiatės už to kardo, ta prasme slepiatės, dar nedrįstat, dar bijot, abejojat savimi, nepasitikit, labai daug blaškymosi, labai daug abejonės, negalit pasirinkti. Tie, kurie pasirinko, vieni negali pasirinkti iš daugybės dalykų, ar ne, dėl ko aš, pavyzdžiui, esu čia, kad padėčiau ir išrinkčiau tau patį geriausią ir tau tinkamiausią kristalą. Kai kas negali išsirinkti iš daugybės galimybių, o kažkas, kas jau išsirinko, tiesiog nepasitikė, bijo žengti žingsnį. Tai reikėtų klausyti savo širdies ir šiek tiek atsitraukti, padaryti pertrauką, išsigryninti dalykus ir išjausti būtinai išjausti širdimi. Naujojo amžiaus gimimas. Prasideda absoliučiai dvasingi dalykai, visiškai kiti dalykai, naujų kūrinių gimimas, naujo pasaulio išsvajojimas ir viskas tai yra įmanoma. Tai žinok, kad jeigu dabar klausai, tai ne veltui tu klausai būtent šitų žinučių. Turi ir savo kūrinius paleisti į pasaulį, būtinai turi paleisti į pasaulį. Kažką reikšmingo ir tu turėsi nuveikti ir prisidėti. Ir negalvokite, kad jūs esate nereikšmingi, kas čia tokia, kogi aš čia žinai ypatinga, visi jūs esate ypatingi ir kiekvienas atskirai asmeniškai esate ypatingi. Būtent angelų žinutės ir parodo kiekvieno ypatybės ir perduoda angelų žinutės ir sielos žinutės, ar ne, kurius galite šiek tiek išsigryninti ir atsistoti į savo kelią. Ir be tavęs, be to vieno taškelio, be to vieno burbuliuko, apyrankę man greičiausiai spaust, ar ne? Tai tu esi reikšmingas kaip ir kiekvienas kristalėlis, jūs esate čia, ar ne? Kiekvienas burbuliukas yra reikšmingas tam, kad sudarytų apyrankę, aš labai paprastai aiškinu, tai ir tu esi vertingas ir ypatingas.
Ir kągi mums patvirtina, tai mums ir patvirtina šita korta, čia jau kita kortų kaladė, nes asmeninį konsultaciją aš jums žiūriu iš 11 skirtingų kortų kaladžių, tai jau informacijos, sakiau, būna labai daug, valandą 15 minučių labai daug informacijos gaunat. Tikėk savimi, va šitą kortą turim patvirtinimą, tikėk savimi, kad ir kas tai bebūtų, tikėk savo svajonėmis, ar ne? Kiek turite tokių keiščiausių svajonių, sakot, kokia nesąmonė, nu jos tokios utopinės ir panašiai, tai ir yra tos tavo griniausias svajonės. Okei, bijai pradėti nuo tos didžiausios, keiščiausias, nu pradėk tada nuo tos savo vidutinės svajonės, ar ne? Taip, keliaujam toliau, Arhangelas Michaelis atėjo, kaip fainai. Kaip fainai, tikrai pradėjau jau praėjusiais metais ir dirbti ir pati patirti angelus, tai yra nuostabi dovana žmonijai. Ir Arhangelas Michaelis rūpinasi tavo apsauga ir tavo stiprybė, tavo jėga. Tai nepergyvenk, tikrai nesi nei pamirštas, nei pamiršta, nei apleista. Arhangelas Chamuelis. Čia pas mus angelų, būtent tokių pačių pagrindinių, populiariausių, kuris kalba apie tai, kad turėtum persižiūrėti savo santykius. Tai nebūtinai santykiai yra tik tai su vyru ar ne, arba vyrui su moterimi. Tai kalbama apie tai, kad turi apskritai peržiūrėti savo santykius ir savo kontaktą su tėvais, su draugais, su šeimos nariais, su kolegomis, su draugėmis, su vaikais galbūt, su vyrais ar ne. Kur tenais yra tai, kas skauda? Kur tenais yra, kas nėra tikra, ar ne? Kur yra dėl kažkokios naudos, dėl kančios, dėl prisirišimo, dėl netikrumo? Persižiūrėk, įsivertink ir lygiai taip pat, kaip aš rekomenduoju, ar ne, ir pagal Feng Shui taipogi, persižiūrėti daiktus, kurių mes nenešiojame, nenaudojame, ta prasme, jie mūsų gyvenime, aš sakau, 2 metus nepanešiojat, kam labai gaila, viskas, atiduodam. Galit parduoti, galit atiduoti, aš dovanoju tos daiktus, lygiai taip pat ir su santykiais. Ta prasme, jūs turit persižiūrėti ir savo telefonų knygelę, ir savo mobiliakę, ir ne visus kontaktus prasitrinti, prasivalyti, lygiai taip pat ir su gyvais kontaktais. Galbūt atėjo laikas su kažkuo atsisveikinti ir grinai įsivertinti, ar ne, ar tikrai reikia tęsti tos santykius, ar ne per daug ten toksiškumo. Taip pat čia yra tokių labai išmintingų žmonių, kurie žiūri būtent šį video, ar ne, nes atėjo išminties angelas, tai turim ypatingų mėnuliukų, visi mano mėnuliukai ypatingi, visi tokie unikalūs ir originalūs, tai labai džiaugiuosi, kad visata mane suveda su tokiais nuostabiais žmonėmis. Išminties angelas sako, kad neturėtum užmigti ant laurų, ar ne, kad va čia va jau dabar pasimokiau, kaip ir aš turiu dabar ne vieną naują diplomą, ar ne, ne vienus kursus, seminarus esu apskritai baigusi, bet ir toliau mokusi. Tai va tai ir yra apie tai, kad nereikia visai, kad tiek daug mokytis, kiek aš mokusi, nes tai tiesiog mano ypatybė ir ne aš turiu labai daug žinių ir noriu turėti, nežinau jau kur dar daugiau, bet man reikia mokytis visą gyvenimą. Man labai patinka mokytis ir tobulėti ir lygiai taip pat ir jūs, ne taip stipriai kaip aš, ne tiek daug kiek aš, bet karts nuo karto perskaityti kažkokią knygą, ar ne? Nueiti kažkur į konsultaciją, pasižiūrėti kažkokį dvasingą filmą, nuvažiuoti į kažkokią šventą vietą. Tarsi neužmik ant laurų ir savo žinias, pildyk tą bagažą, dvasingumą, savo žinias ar ne savo išmintę, taip galėsi labiau ir savo padėti ir tobulėsi. Negali sustoti, ar ne? Reikia tai daryti. Aš ir pati turiu be galo daug įrankių, bet pat ir šiandieną esu po konsultacijas. Ir taip geras, žinokit, nes tikrai mes labai kai kurie daug mokam, ar net šitoj srity, tarkim, aš labai daug žinau ir turiu daug įrankių ir metodikų, bet karts nuo karto reikia nueiti pas labai gerą, aišku, specialistą, kuris tave taip stipriai pakylėja ir taip tave vėl įstato ir tiek daug duoda atsakymų, ar ne, ir po to toliau tu vėl pats dirbi su savimi. Tai yra labai labai sveika ir pasitikrinti ir karts nuo karto nueiti. Ir pačiai pabaigai, nes liko 30 sekundžių, gausos angelas, kai padarysit visus namų darbus, pas jūs ateina gausos angelas ir sako, kad pinigai visiškai šalia jūsų, visa gausa tiesiog savaime ateina, visiškai prie jūsų kojų. Tai pastebėkite, drąsiai svajokite, įgyvendinkite tos dalykus, leiskite
savo nubusti, o jeigu reikės pagalbos, pasimesite, nežinau, nebesuprasite, kas vyksta, nes tas nubudimas yra labai ypatingas dalykas ir kai kurie visiškai atsiranda naujam pasauliu ir nesupranta, kas vyksta, tai ateikite pas mane asmeninę konsultaciją arba į angelų žinučių skaitimą. Sėkmės, meilės ir pirmyn.